Sveiki visi. Šiandien ir vėl eteryje su jumis Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos komanda. Ir prisistatykime dar kartą, kad prisimintumėte, su kuo bendraujate. Aš esu Aurelija. Sveiki, mano vardas Andrija. Aš Viktorija. O aš esu Indrė. Smagu vėl čia susitikti. Turim labai daug ką aptart. Nuo praeito karto tikrai daug ir paskaitėm, ir pamatėm, ir pagalvojom. Tai laukiam, nesulaukiam, kada galėsim pasikalbėti apie visą tai. Ir visų pirma, pradėsim nuo to, ką ir perskaitėm nuo praeito karto, kai įrašinėjom. Aš tai pradėsiu ne nuo to, aš labai nekantrauju, nes šiandien bandžiau iškvosti Andriją, kaip jai patiko vienas filmas ir jis sakė, papasakos eterio metu. Tai man čia bus įdomiausia dalis. O iš tikrųjų, tai paskutinė perskaityta knyga yra Asako Juzuki Sviestas. Man knyga labai patiko. Nei vienai iš čia esančių kolegių jos skaityti nesiūlau, nes vėl sulauksiu piktų komentarų. Knyga lėta, veiksmo nėra, bet visumoje, kadangi kaip ir anoje laidoje minėjau, man tikrai labai patinka tokios knygos, tai vertinu knygą 4 iš 5, o šiuo metu skaitau siaubo romaną Vidury nakties. Tai kol kas labai mėgaujuosi, kai bus toliau, nežinau. Daugiau nieko neperskaitai? Daugiau perskaičiau Heaven, tavo rekomenduota. Perskaičiau Tolimi kraštai. Nežinau, kaip tą knygą nutariau pasirinkti, nes tai yra knyga apie Vietnamo kolūkį ir kolūkio vaikus ir kaip jie dirba ir palaiko tą kolūkį. Perskaičiau knygą greitai, bet nežinau, ar dar kartą kartočiau tokią ekstremalią užduotį pati savo iškeltą. Taip pat perskaičiau Alchemiką, nes gėda prisipažinti, buvau jos neskaičius, o kadangi su Viktorija jau rytoj keliaujam į kalėjimą aptarinėti tos knygos, tai teko paskaityti ir nežinau, ar man jį patiko, gal net labai ne. Aš girdėjau, kad tau nelabai patiko, kai autobusu važiavom ir man vis skundėsi, kad kaip tau nebepatinka ir sunku, bet pati nesu skaičius, tai negaliu pakomentuoti šito reikalo. Tam autobuse visi žinojo, kad man Alchemikas nepatinka. Ačiū Dievui, važiavom iš Varšuvos, tai gal ne visi lietuviškai suprato ir ne visi girdėjo, kad kas ten tau patinka ar nepatinka. Tai galiu galbūt aš ir pratęst, tai perskaičiau kelias knygas nuo praeito karto, kurią minėjau, kur skaičiau tuo metu, buvo No Longer Human, Osamu Dazai knyga. Ir apie šitą knygą pakalbėsiu šiek tiek vėliau. O toliau perskaičiau dar ir The Perks of Being a Wallflower, Stephen Chbosky, labai keista pavardė, aš vis nesugebu normaliai ištart. Tai Atskalūno laiškus perskaičiau savo anglų kalbos knygų klubui ir aptarėm irgi vėlgi labai įdomiai šią knygą jaunimui skirta, bet tikrai ir suaugusiem, manau, gali patikti. Irgi taip pat ir šita knyga, ir filmas yra sukurtas pagal šią knygą, man labai patikės. Ir taip pat perskaičiau Wuthering Heights, tai Vėtrų kalną, bet čia irgi bus vėliau. Bet kokia tu intrigantė prieš tą mėnesį pasidarė. Kiekvieną sakinį užbaigė intriga. Cliffhangers, kaip sakoma. Tai jo, iš knygų šitas, o šiuo momentu, šitam tarpelį, tikiuosi paskaityti šiek tiek jau savo nuo metų pradžios skaitomos knygos A Day of Fallen Night, Samantha Shannon knygą. Grįšiu šiek tiek prie savo drakonų ir karalysčių, kol vėl pradėsiu kitą knygą savo anglų kalbos knygų klubui. Tai mane tai įkvėpė Indrė, praeitą kartą pristatė Pasaulietę, rekomendavo skaityti Pasaulietę, ir aš jai pasidaviau. Aš ją paskaičiau ir daviau 4 žvaigždes iš 5, tikrai galvoju, kad labai įdomiai parašyta. Ar kažką gavau iš tos knygos? Turbūt ne, bet knyga pati gera, ypač tais tokiais pažintiniais tikslais, kokios sektos yra, kaip elgiamasi su vaikais nuo mažens. Tai ten tragedija tikrai ir toks buvo, skaitant vidinis toks pasididžiavimas Deimantė, autorė knygos, kad ji turėjo tokios tvirtybės, stiprybės iš to kulto pasitraukti. Ir irgi pabaigiau Vėtrų kalną šiandien ryte. Tai kaip Andrė uždavė tokią intrigą, tai mes aptarsim vėliau plačiau. Ir dabar siaubingai tikiuosi paskaityti ką nors iš tos detektyvų krūvelės namuose, nes jau verkia smegenys. Paskutiniu metu skaičiau tik tai darbui realiai. Jaunimo knygų klubui, kalėjimo knygų klubui, tinklalaidei ir visokiam panašiam dalykam. Tai jau norisi kažko savo ir dėl savęs.
Tai aš paantrinsiu Viktorijai, kad iš tikrųjų irgi šį mėnesį perskaičiau 2 knygas, bet abi jos buvo skirtos tinklalaidei ir dabar jau jaučiuosi labai išsiilgusi detektyvų. Tai jau guli vienas pasiruošęs namie, jau skirtukas net į knygą įdėtas, tai Makalister Ne čia, ne dabar. Aurelija minėjo, kad žino tą knygą ir kad joje yra ne tik detektyvo ir šiek tiek fantastikos. Tai bus labai įdomu, ar ta knyga man patiks, nes visumoje fantastikos aš nesu mėgėja, tai įdomu kaip seksis. Na, o šį mėnesį perskaičiau Iššūkio knygą, tai žinoma, galėjau nueiti lengvesniu keliu, nes mačiau, kad pas mane lentynoje yra knyga 5 meilės kalbos ir galvoju, tai galiu paimti ir pristatyti šitą knygą ir būsiu kaip ir įvykdžiusi iššūkį, bet tada pamačiau, kad lentynoje verkia mano seniai turima, bet neperskaityta Orvelo knyga 1984. Ir aš pasinaudojau iššūkiu ir perskaičiau ją ir tikrai džiaugiuosi, kad tą padariau, kad nenuėjau tuo lengvesniu keliu. Na ir žinoma, kaip ir mano draugės, taip ir aš perskaičiau Vėtrų kalną, tiksliau aš jį perklausiau. Tai mano buvo pirmoji audio knygos patirtis, klausiau audio knygą pirmąjį kartą, tai iš tikrųjų reikėjo priprasti, reikėjo susigyventi su kitokiu formatu, bet iš dalies džiaugiuosi, nes nenoriu, aišku, labai daug visko išduoti, bet manau, kad tokią knygą bet kuriuo atveju lengviau galbūt netgi perklausyti negu perskaityti. Tai šituo turbūt džiaugiuosi. Vėtrų kalną taip pat mano buvo pirma, pusiau, sakykime, didžioji dalis knygos buvo perklausyta. Aš ją skaičiau anglų kalba, pradėjau, bet tada supratau, kad iki įrašymo mūsų šitos tinklalaidės nespėsiu pabaigti normaliu skaitymo būdu. Tai pasiieškojau įrašytos, tai vat irgi buvo pats mano pirmas patyrimas su audio knyga ir nežinojau, ar man pavyks susikaupti klausant, tai taip pat ir turėjau knygą prieš akis, kad ir galėčiau sekti, kaip visą tai ant puslapio ar neparašyta. Gal padėjo tas, kad kiekvienas veikėjas mano audio toj knygoje turėjo atskirą balsą, vienas aktorius, sakykime, vaidino tą netgi rolę tų veikėjų, tai tas tikrai įtraukė į tą istoriją ir veikėjai su akcentu to, kur ten viskas veiksmas vyksta, irgi turėjo tos tokius akcentus dauguma, tai tas irgi padėjo. Tai vat audio knyga pirma mano tokia ir vat visai patiko man. Aš šitą knygą irgi pradėjau skaityti, beveik įpusėjau ir tikrai mačiau irgi, kad taip pačiai kaip tu, Andrija, kad nespėsiu visiškai. Tai aš pabaigiau ją klausyti audio. Mano įgarsintojos balsas nebuvo pats maloniausias mano ausiai, bet įveikiau, išklausiau ir baisiai savim didžiavausi, kad tai padariau. Čia taip ne visai į temą, bet kaip ir į temą pasidalinsiu patirtim su audio knygom ir kokia ta patirtis nesėkminga, kadangi pirmas sykį bandžiau klausyti dar studijuodama, įsikėliau į MP3 knygą ir užmigau ir miegu ir girdžiu kažką šneka man bendrabučio kambarį. Ir galvoju, garantuotai neužsirakinau durų, kažkas sumaišė kambarius, įėjo ir čia pas mane dabar uliavoja. Ir toks siaubas apėmė tokia panika. Ir tada suprantu, kad ten dialogas vyksta. Tada kita mintis, tai čia jų ne vienas. Ir aš jau taip tik prasimerkiu, tamsu, pradedu dairytis, lyg jokių šešėlių, nėra nieko. Ir tada apsičiupinėjau, kad aš sausinėm. Tai žinokit, buvo kažkoks mini košmaras, nes tikrai, nebenorėčiau to kartoti ir tada aš knygų nebeklausau. Čia jo, jeigu būtumėm primigę klausant Vėtrų kalną, tai irgi gal būtų nelabai faina buvę. Pribus traumuojanti patirtis būtų labai. Tai, o šiaip be knygų, galvau, galėtumėm dar šiaip paminėti, ką nors, jeigu turim kokių, ką nors matėm gal ar šiaip. Kadangi aš pasižiūrėjus iš 5 filmų, kuriuos mačiau nuo praeito karto, 4 iš jų buvo pagal knygą sukurti ir 5 pagal knygos veikėjus, atsispirta. Tai taip netyčiom taip gavosi, bet visai įdomus faktas, galvoju. Tai žiūrėjau filmą Projektas Sveika Marija, tai Andy Weir knyga irgi yra šita. Nusipirkau knygą anglų kalba ir galvojau, kad perskaitysiu gal prieš, bet jau visiškai tikrai nespėjau, nes norėjau kino teatre pažiūrėti šitą filmą. Labai džiaugiuosi, kad kino teatre pažiūrėjau ir vis tiek
noriu perskaityti ir pačią knygą, ne taip, kad būna pažiūriu filmą ir galvoju, jau gal tos knygos kažkaip net nesinori, bet kaip tik dar labiau sudomino, kaip tai visas galėtų būti pateiktas, tie visi ateiviai, kosmosas, garsai ir panašiai knygos formatu. Tai vat labai patiko ir filmas, ir laukiu knygą paskaityti. Ir aišku, kaip dauguma galbūt, ėjau žiūrėti ir Velnias dėvi Prada 2. Mačiau, kad... Spėjau, tai daug neišduodu. Neišduosiu tikrai. Kino teatre, kiek mačiau, tai išparduoti irgi bilietai dažniausia seansų ir mano irgi buvo pilna beveik salė, sakyčiau. Tai originalas labiau patiko. Vakarą prieš tą seansą pažiūrėjau originalą, tai 5 iš 5, 10 iš 10. Šitam galbūt 8 iš 10 duočiau, bet vis tiek tas toksai kaip antra dalis, ar ne, tęsinys, tai manau pavykęs filmas, tai daug irgi ir neišduosiu iš to, bet buvo malonu pamatyti tuos aktorius ir dabar pasinešiau, noriu tų aktorių daugiau kitų filmų pasižiūrėti, ką jau praleidau ir nemačiau. O knyga yra ir antrai filmo dalį, ir tik pirmai? Aš kaip suprantu, kadangi filmo pradžioje rašė veikėjai pagal autorės sukurtus veikėjus, o ne kad paremta knyga. Nors žinau, kad knygų yra 3 šitos serijos ir Velnias dėvi Prada. Pirmas filmas sukurtas pagal tą pirmą knygą, dar yra 2 knygos, bet šitas filmas, manau, tiesiog atsispiria nuo tų veikėjų, bet yra originalus ne pagal antrą knygą. Aš aišku galiu čia sumeluoti, bet aš kaip supratau, tai iš užrašymo taip. Tai va, tai iš filmų šitus norėjau paminėti. Aš turėjau atostogas, visai nesigiriu. Iš tikrųjų viso žinom, kad nėra ko girtis, bet pažiūrėjau keletą filmų, bet turbūt man tiesiog reikėjo tokio laiko su savim, tai žiūrėjau senas komedijas, kur toks komfortas būt lovoj su kaldra ir įsikuitus ir pusiau žiūrėti, pusiau snausti. Tai tikrai nieko tokio vertingo ir nieko tokio naujo kaip Andrijos. Aš tai galiu pasidalinti filmu, kurį neseniai žiūrėjau, ką tik spėjau paguglinti, tai jis nėra pastatytas pagal knygą, pagal scenarijų, bet nusprendžiau, kad vis tiek pasidalinsiu, Aurelijai jau esu pasakojus apie jį, tai paguglinau dar originalo pavadinimą, tai vadinasi Heal, tai įtempto siužeto psichologinis trileris 2000 berods arba 5 arba 6 metų, tai palyginti naujas, tikrai labai įdomus tuo, kad ta istorija yra apie vaikiną, kuris kenčia nuo labai stiprių priklausomybių, jis ir vartoja narkotikus, ir šiaip jo gyvenimas toks liaudiškai tariant labai palaidas, ir jisai atsiduria pas vieną šeimą, tiksliau ta šeima jį pagrobė perauklėjimui. Jin jį kalina Rusy, tą berniuką, vaikiną, sukausto jį grandinėm ir nusprendžia, kad reikia jį perauklėti, kad jis tiesiog toks nebebūtų, kad jis grįžtų į doros kelią. Ir šiaip tikrai labai įdomu žiūrėti visą to vaikino virsmą, nes iš pradžių jis labai tam priešinasi, po to jis tarsi susigyvena su ta mintim, kad yra įkalintas, tada jis supranta, kad iš tikrųjų reikia keistis, jeigu jis nori gauti kažkokių naudų ir privilegijų iš to šeimos, ir galų galiais iš tikrųjų pasikeičia, pabėga iš to šeimos, ta šeima jį paleidžia, nes supranta, kad atėjo laikas ir nebeišeis jiem jo pasilikt. Bet turbūt, kame yra visas stiprumas šito filmo, tai kad jis grįžta trumpam į tą senąjį gyvenimą, pamato savo draugę, kuri kenčia nuo tokių pačių priklausomybių, jin yra visiškai nevilty, galvoja apie savižudybę ir jis tiesiog ją apsvaigina ir ant rankų nusineša pas tą šeimą. Kas suponuoja mintį, kad dabar reikia ir jai pasveikti. Ir kaip aš suprantu, kaip aš interpretuoju, tai jisai pasveiko, išgijo ir turbūt jisai tiek prisirišo prie tos šeimos, kad jis jau net nebegalėjo be jos gyventi ir jis grįžo pas ją. Tai toks stiprus filmas tikrai, toks vienas iš įdomesnių pastaruoju metu pamatytų. Taip, aš dar turėčiau turbūt prisiduoti, kad Vėtrų kalną taip pat esu skaičius, bet skaičiau seniai dar studijų metais ir man čia buvo ta Vienos nakties knyga. Aš ją perskaičiau labai greitai. Iš to, ką girdėjau kalbant jūs, ko gero man vienai jį bus patikus, nes panašu, kad jūs ten su ja ganėtinai stipriai vargot ir po to pažiūrėjau vieną iš daugelio filmų Vėtrų kalno iš tos masės, bet kurių metų, su kuriais aktoriais aš tikrai nuoširdžiai nepamenu,
tik tai puikiai pamenu, kad jis buvo ilgas, ištęstas ir žiauriai nepatiko. Tai su knyga viskas tvarkoj, filmas ne. O žiūrėjau tai aš savo korėjietiškus serialus apie zombius ir serijinius žudikus, tai nežinau, ar čia verta plėstis. Ne, tai gal tik to. Čia jau gal kaip nors. Gal kitą kartą. Ir dabar tas tavo toksai, apie Vėtrų kalną vėlgi paminėjimas, manau, galim ir pereiti prie to mūsų ant bangos aptarimo, nors ir ta banga galbūt šiek tiek, nežinau, kaip dabar ima dar knygas Vėtrų kalną, ar populiariai, ar rezervuoja. Gal labiau buvo bumas prieš filmą. Kuomet pasirodė, kad filmas išeis į kino teatrus, tada tikrai prasidėjo, kad visiems reikia paskaityti. Bet knyga tikrai nėra pati linksmiausia ir gal iš lūpų į lūpas visgi suprato, kad ta klasika ne visiems. Tai dabar ko gero lentynoje Vėtrų kalną rastume. Bet aš nežinau, kada čia tas filmas buvo prieš mėnesį, truputį daugiau, ar ne? Jo, mes buvom Vilniuje, Kaune buvom ir rodė kino teatre. Taip, tai vadinasi porą, 3 mėnesiai prieš. Nes man atrodo, originaliai šio gal vasario mėnesį pati pradžia, bet jo tikriausiai gana ilgai rodė, nes populiarūs aktoriai ir panašiai. Tai maždaug tuo metu, kada pasirodė filmas, prasidėjo ir tas, kad reikia paskaityti knygą. Dabar jau nebereikia paskaityti knygos. Tai taip, tai mes pagalvojom aptart būtent šią knygą. Buvom, kaip jau sakėm, neskaitę 3 prieš 1. Ir smagu, kad pavyko paskaityti ir kad sakai, kad nepatiko, mes šiek tiek vakar šiek tiek kalbėjom apie tai, tai negalim sakyti, manau, kad nepatiko. Jie nedalyvavo tam pokalbį, už tai taip manau. Tai tai jai bus irgi naujiena, tai aš nesakyčiau, aš įvertinau 3 iš 5 asmeniškai, man galbūt ir pridėjo tas audio įgarsinimas su aktoriais, to tokio įsitraukimo į tą knygą ir pajautimo, nes jie vis tiek ir su savo emocijom, ir su savo akcentais tai garsino. Tai visai, sakyčiau, kaip knyga, man paliko įspūdį, žinant, kad knyga išėjo 1847 metais originaliai, Emily Bronte knyga šita, ir pagalvojus, aš nežinau, ar tokia buvo intencija, bet toks kaip apžaidimas jautėsi, kad pradedam mes su vyru, mūsų atrodo pagrindinis ar ne tas pasakotojas vyras, ir jisai ten kažkur atsidūrė ir susidomi šitą istoriją tų visų ar ne žmonių aplink gyvenančių, bet tada perima ir pasakoja Nelly. Ir ta Nelly tada gaunasi šiaip pagrindinė, sakyčiau, pasakotoja daugiausia ir papasakoja mums to visos istorijos. Tai toks lyg ir tų laikų apžaidimas, kad vis dėlto čia apie vyrą ir jisai kažką pasakoja, bet iš tikrųjų mes turim tą, kaip, jinai net tarnaitė buvo, bet, tokia, kaip, nežinau, ten jinai ir pusiau sesė, ir pusiau prižiūrėtoja ir visokia kokia. Tai tas man šiaip labai patiko, kad kaip ir atrodė toks tų laikų apžaidimas gavosi. Ir galbūt knygoje atrodė toks vienintelis sveiko proto balsas, nes atrodo visi šitoj istorijoj savaip išprotėję. Ta prasme, nerasi nei vieno veikėjo, kuris neturėtų kažkokių savybių, kurios, tikrai priskirtume turbūt ne visai adekvatiems žmonėm. Tai būtent Nelė man toks buvo sveiko proto balsas ir turbūt labai tiko perpasakoti visą tą istoriją tarsi iš šalies, pateikti taip, tarsi kažkiek ir pabandyti tą istoriją perpasakoti objektyviai iš savo to žvilgsnio, kaip jinai viską matė, kaip jai viskas atrodė. Tai tikrai autorė, manau, pasirinko gerą sprendimą. Mane kas nustebino, aš, kai perskaičiau knygą, tada ėjau ją įvertinti Goodreads'e ir paskaityti, ką kiti žmonės mąstė apie tai. Ir kiek susidūriau su tuo, kad Nelė iš tikrųjų buvo, kaip čia lietuviškai tas nepatikimas pasakotojas, kad jinai iš tikrųjų buvo the villain of the story ir kad jinai buvo ta didžiausia blogietė, nes galų gale gavosi, kad jinai valdė abu namus ir visas toks. Aš kaip paskaičiau, galvoju, ar mes tą patį skaitėm? Nes man irgi atrodė, kad Nelė buvo toks sveikiausio proto ir toks užjaučiantis žmogus. Taip, galbūt jinai dalinosi informaciją iš savo perspektyvos ir su tai žmonėm tose situacijose galbūt jinai kažkam pasakė, o kažkam nepasakė, ką galbūt turėjo ir būtų pakeitę tą istoriją ir linkmę. Bet tas labai nustebino, kad tiek daug žmonės buvo prieš ją. Čia gal tokios skaitytojo interpretacijos, gal kažkodėl labai surezonavo tie turtai, visi tie,
tie jų dvarai, ar kaip juos tais laikais pavadint, aš kažkaip iš vis man neužstrigo ir neužkabino to turtų idėja. Kažkaip man visai kiti dalykai surezonavo, labiau turbūt surezonavo tai, kad tas Heathcliffas jau nuo vaikystės augo toksai nelaimingas žmogus, toksai gal ir šiek tiek skriaudžiamas ir engiamas ir iš tikrųjų kaip po to visa tai atsiliepia ateityje, atrodo, kad tarsi jis augo nelaimingas toksai, užguitas ir po to visi tie jo sprendimai, visas tas jo pyktis ir buvo nukreiptas į kitus ir kažkaip turbūt ir sieju tą knygos visą tamsą ir liūdėsi būtent su tuo, kad, tiesiog nuo vaikystės jau ten viskas taip rutuliojosi. Bet man toj knygoje ir buvo čia viena turbūt pagrindinių minčių, kad būtent tos traumos iš vaikystės, tas visas sudėtingas augimas, ta neapykanta iš kitų žmonių nukreipta į jį ir buvo vienas pagrindinių dalykų, tokių dirgiklių, kodėl Heathcliffas toks tapo, kodėl jis taip elgėsi ir iš dalies iš jo elgesį tam tikrą prasme šiek tiek ir pateisino, nes augo jis tikrai velniškai sunkiom sąlygom. Aš noriu iš to vietą labai pritarti Aurelijai ir papildyti, kad kai pradėjau skaityti šitą knygą, ir pati pradžia užmiršau pavardę to atvykėlio. Lockwood'as. Taip, būtent šitas. Jisai, kai atvyko į tą Heathcliffo Vėtrų kalną, tai emocija buvo, kur aš net tada tų savo atostogų laimingų metų galvojau, kad kaip galėčiau susitapatinti su šitų veikėjų, nes pojūtis buvo, kad už žmonės. Bet tas už žmonės ir atsiranda apie tai, kad Aurelija sakai, kad iš tų mūsų patirčių ir jeigu tos patirtys tokios ne kažką nuo vaikystės, tai tokia emocija ir atsiranda. Ir man ta knyga, irgi negalėčiau pasakyti, kad nepatiko, bet jinai tikrai labai įsiminė ir paliko apie ką pagalvoti, apie tą beprotystę, apie manipulaciją, nes aš labai išvelgiau tos Ketrinos manipulaciją kitais žmonėm, ypač tai savo mylimais vyrais, kur ir ašaros, ir badavimas, ir visi tokie, pavadinčiau, ginklai pasitelkiami, kas veikia kitus žmonės, veikia kitų žmonių empatiją. Ir toks, kai tu sakai, 1847 metais išleista knyga, o tokių gyvenimiškų sąsajų mes galim rasti ir dabartiniam gyvenime. Tai knyga tikrai labai stipri, tikrai labai paveiki. Ir kad skaitosi žiauriai sunku, bet tu ir sakiau, Aurelija, kad nelengvai nėra ta, kur linksma knyga, tai tikrai. Ir kodėl perėjau prie audio knygos, nes jau jaučiau, kad skaityt, man reikia prisiverst, kad negali daug perskaityti vienu metu, bet kai tu savo energiją nukreipi kažkur į buitį, sakykim, į ėjimą ir klausai, tai pasidaro lengviau išjausti, lengviau išgyventi tų visų veikėjų, tą tokią, tikrai nelengvą būtį. Aš gal irgi reziumuočiau, kad nebuvo, kad ta knyga nepatiko. Iš tikrųjų, kaip pasakyti, galbūt buvo ne tai, ko aš tikėjausi, nes kažkodėl labiau tapatinau su Jane Eyre, nes vis dėlto seseris buvo ir galvojau, kaip girdėjau atsiliepimų, kad Jane Eyre labai graži istorija, tikrai tokia teigiama, pozityvi. Tai gal kažkaip tikėjausi ir kad čia ta meilės istorija visumo, jinai bus tokia, ne tokia naikinanti ir greunanti, o su kažkokia galbūt prošvaistė, bet taip nebuvo. Ta meilė tikrai buvo naikinanti, greunanti, tamsi ir taip toliau. Bet vieną pozityvų dalyką galima įžvelgti, kad knyga nesibaigė jau visiškai liūdnai, ten galų gale tarsi tie palikuonys bando nutraukti tą tokį šeimos užburtą ratą ir jie tarsi kažkaip tai nuoširdžiai susibendrauja. Dabar aš jau tik irgi gerai tų visų vardų neatsimenu, ta jaunoji dukra Ketė ir Catherine. Jo, ir tas irgi neatsimenu vardo. Hairtown, aš tik angliškai. Jo, Hertonas, lietuviškai būtų Hertonas, taip. Tai kažkaip jie, jie nuoširdžiai susibendrauja ir tarsi atrodo, kad jų tas ryšys toks jau visai net galėčiau pasakyti tyras ir nuoširdus ir atrodo, kad gal jie ir pagaliau užbaigs tą nelaimių grandinę to šeimos. Taip tarsi norisi tikėti. Taip, tik tai pagalvojus, kad jie pusbrolis ir pusseserė šiek tiek,
labai artimų ryšių, tai tas... Aš visoje knygoje apie tą patį galvojau, man visoje knygoje labai kliuvo, kad ten yra giminystės ryšiai. Ir aš pagalvojau, ar čia mūsų laikams yra tai labai jau neįprasta, o tuomet galbūt viskas buvo normalu, ar kaip čia, ar čia ir buvo toks užmanimas, tai vat nežinau, čia turbūt reiktų giliau pasidomėti. Mūsų laikams, kadangi ten viskas būtent ir sukosi apie pinigus, apie palikimo išlaikymą toje pačioje šeimoje, tiems laikams čia buvo norma ir net labai pageidautina. Tai aš po to taip ir pagalvojau, kad turbūt ten tiesiog įprasta buvo ir ten, jeigu yra antros eilės pusseserė ar pusbrolis, jau turbūt tiesiog nebeskaitosi, kaip kad tu gali už jo ištekėti. Teisiškai ir dabar galima pas mus. Lietuva. Už antros eilės, taip. Nežinau, kam čia naudinga tokia informacija. Čia kas nežinojo, kad tai įdomus faktas. Taip, gal kažkam pravers. Bet visumoje dar truputį įsiterpsiu. Man galbūt ta knyga dėl to taip ir įsirėžus į atmintį dėl to savo tokio tamsumo, nes parodo, kad gyvenimas būna visoks. Meilė nebūtinai tik drugelį pilve ir laiminga pabaiga, kur vieni su kitais susituokia ir gražiai ir laimingai gyvena. Aš panašiai galvojau irgi skaitydama, bet ir ypač jau link pabaigos knygos ir matai, kad nieks nešviesėja ten, viskas taip, kaip buvo, kaip prasidėjo tamsiai, kaip eina tamsiai, taip ir baigsis tamsiai. Ir turbūt, Indrė gal ką sakė, kad kai pradėjau skaityti knygą, aš irgi labai tikėjausi, kad bus kokia graži meilės istorija. Ir galvoju, gerai, dar viena knyga į tą darbo skaitinių šio mėnesio sąrašiuką, bet galvoju, tik lengvai čia persiskaitys. Ir visiškai priešingybė, ko aš tikėjausi. Ir paskui pradėjau save irgi taip, nei tai ramint, nei tai guost, bet savo pasakiau, kad tai yra apie realybę. Nes ne visos meilės gražios ir laimingos, ne visi gyvenime esam sveiko proto, kaip bebūtų liūdna. Bet taip yra. Man todėl labai įdomu paklausti Andrijos, nes jin žiūrėjo filmą Vėtrų kalnas ir pagaliau mes priėjome prie šitos vietos ir man pirmiausia klausimas, kuris nedavė ramybės ir labai norėjau, kad Andrija išduotų, bet jinai tylėjo kaip kapas, tai kadangi filmas yra holivudinis, o knyga tarsi ir neturėjo tos gražios pabaigos ir tos gražios meilės istorijos, kaip filme buvo tas apžaista, nes holivudiniai filmai paprastai turi tą vadinamąjį happy endą. Ir aš dabar galvoju, kaip režisieriai, scenarijaus autoriai, kaip jie išpildė šitą dalyką, ar kas ten buvo, tai va. Tai taip, tai aš vienintelė peržiūrėjau tą naujausią 26 metų filmą. Originaliai ir buvo ta idėja, aš net nebūčiau skaičius, bet tiesiog pažiūrėjus, kad būtų kažkokia kita perspektyva, bet galvoju, vis tiek reikėtų paskaityti ir tada pažiūrėti filmą, kad žinot, kad galėčiau pakomentuoti, ar čia panašu, nepanašu, patiko, nepatiko. Tai aš pradėsiu, yra programėlė tokia Letterboxd, kur aš... kur galima užsižymėti, kokius filmus žiūri ir galima tenais apžvalgas savo parašyti arba kažkokius komentarus apie filmus. Tai ir populiariausia apžvalga būtent šio filmo, pati pirma, kai eini tenai reviews, žmogaus tokia parašyta, aš manau, labai atitinka ir mano nuomonę. Tai Emily Bronte mirė nuo tuberkuliozės prieš 177 metus, tačiau ši adaptacija vis tiek yra blogiausias dalykas, kuris jai kada nors nutiko. Stipru. Tai aš manyčiau labai puikiai tiksliai parašyta, nes aš manau, jeigu Emily Bronte būtų gyva ir būtų pamačius šitą adaptaciją, tai būtų vis tiek numirus dar kartą. Karste galbūt vartosi tikrai drūčiai. Ir aš įvertinau, paklausė irgi jau, kai šiandien pamatė mane, pasakiau, kad mačiau filmą, tai 1 iš 10 daviau tam filmui. Tai nesakau, kad tenais, taip, galbūt galima įžvelgti, kad įdomus kostiumai, ten dizainas galbūt ar dar kažkas tokio. Aš tuos kostiumus, tą dizainą iš vis įvertinčiau kaip, nežinau, kažkokį norą būti Timu Burtonu, ar ten kažkokio tokio stiliaus filmų, bet nesigavę. Ten kažkoksai, ta prasme, labai toks jausmas, kad filmuota studijoje, tai galbūt turėjo taip ir jaustis, bet man kažkaip labai neskaniai tai visas buvo. O pats filmas, tai nežinau, čia jeigu kažkokie ir spoileriai bus, tai ir iš karto galim pasisakyti, kad jei kažką ir pasakysiu, išduosiu. Tai veiksmas yra tik tai, sakykime, pirmos dalies. Filme net nėra Catherine brolio,
to vyresnio, jisai nėra, yra tik tai tėvas ir tėvas miršta gana vėliau, tai vat nėra to viso veikėjo, taip pat nebėra jau ir tos antros generacijos tų vaikų. Viskas pasibaigė, tai jeigu vat ta jau pabaiga ir domina, tai ir pasibaigė jos mirtim. O aš žiūrėjau anonsą ir net anonsas atrodė kaip istorinė pornografija ir filmas toksai. Taip. Ta prasme, tenais, kaip knygoj, nu, bent jau aš kiek atsimenu, jie galbūt net nepasibučiavo ne karto Heathcliffas su Catherine. Nu, Pasibučiavo kelis kartus. bučiavosi, nežinau, bučiavosi. neatsimenu. Bet čia, nu jo, tas buvo padauginta, žinai, times 3000 ir Oi, atsiprašau. Ir, nu taip, nu tiesiog galbūt, nu, režisierė Emerald Fennell, jinai sakė, kad, nu, jos tiesiog tokia buvo interpretacija visiems, nu, daugumai užkliuvo tas, kad vienas pagrindinių aspektų knygos, kad Heathcliffas buvo tamsesnio gymio, galbūt buvo romų tautybės ar kažkokiu, ar panašiai. Ne. Nu, Jacob Elordi yra baltas kaip sniegas. Kaip mes. Taip, galbūt turi tamsius plaukus ir tamsias akis, bet nebuvo net bandyta kažkokio, manau, sužaisti su rase šitoj vietoj. Jis, tas nebuvo kažkoks pažymėta, jisai, nu taip, tenai buvo rastas kažkur ir priglaustas ir užaugęs prastom sąlygom ir taip ir likęs jisai visą tą laiką tokiu patarnautoju darbininku ten tam Wuthering Heights, tam Vėtrų kalne. Ir jo, nu tokių daug aspektų visiškai netitinkančių knygos, atrodo, nu tenai jinai kažkur girdėjo režisierė, nu nes režisierė ir parašė ir scenarijų šitam filmui, kažkur girdėjo kažką apie tą knygą, nu tai ten porą eilučių yra, kur buvo ir knygoj, tai vat įmesta, bet šiaip visiškai netitinka, aš manyčiau, kaip ir dauguma žmonių sakė, kodėl tiesiog neparašyti originalaus scenarijaus. Jeigu tu ant tiek nueisi nuo knygos, arba gali bent jau pasakyti, kad įkvėpta knygos, o ne kad pasiremta. Nu ir žmonės irgi sako, kad kadangi buvo ant plakato Wuthering Heights kabutėse, tai taip ir turėtumėm interpretuoti, kad kabutėse tai yra Vėtrų kalnas ir tai visiškai netitinka knygos. Ir, nu, sakau, man šiaip asmeniškai patinka, kai būna period pieces, nu, seno laikotarpio kažkoks pavaizdavimas, bet su modernia muzika ar su moderniais kažkokiais kostiumais, kaip Jorgos Lanthimos, pavyzdžiui, The Favorite, favoritė. Mano vienas mėgstamiausių filmų. Tenai sužaista ir su kostiumais, ir su muzika, nors veiksmas vyksta labai senais ten laikais. Bet čia tas kažkaip buvo labai nupiginta, tie kostiumai, tas dizainas, visas tai jautėsi taip kažkaip nedadaryta, kažkaip labai, nežinau, Aurelijos ranka iki padebesų. Prieš 2 valandas ir maždaug 15 minučių sakiau, kad noriu pažiūrėti tą filmą, kodėl jis toks blogas. Melavau. Nebenoriu. Bet tu, moteris, tau galima keisti nuomonę. Tai, sakau, galbūt, nu, kiekvienam pažiūrėjus, gal kažkas patinka. Gal tenais, nu, Charlie XCS muzikos paklausyti norit ir tokių kaip muzikos klipų, žinai, o ne filmą. Nu, tai ten gal ir visai nieko. Nenorim. Nenorit? Nenorim. Tai va, tai man tas kažkaip, jo, filmas aš tik tai žiūrėjau ir šiaip nuo pat pradžių galvojau, ar čia man reikia, ar čia komedija, ar čia parodija, ar čia aš turėčiau priimti rimtai šitą filmą, ar čia neturėčiau aš priimti galbūt rimtai tą filmą. Pabaigoj, kaip ir tas tokia dramatiška tokia pabaiga, gal pačioj pabaigoj tenai kažko tokio galėtum gal geresnio išvelgti. Ir tada, nu tai čia gal jie ant rimto buvo. Bet aš tik tai sėdėjau, žiūrėjau tą filmą ir galvoju, ar gali šitos 2 valandos greičiau praeit, ar galiu susigrąžinti šitas 2 valandas atgal ir tiesiog juokiausi, kad neverkčiau iš nevilties šito žiūrėdama filmo ir kai pasibaigė, tai labai labai džiaugiausi, kad ačiū Dievui baigėsi. Reikėjo pagreitinti. Žinok, norėjau, bet per HBO neradau tokio mygtuko. Tai taip, bet šiaip labai norėčiau pažiūrėti kitas adaptacijas senesnės šitos knygos. Žinau, kad yra su Juliette Binoche ir Ray Fiennes.
nors galbūt ne taip puikiai vertinta ir su kitais irgi garsiais aktoriais. Iš aktorių pusės Margot Robbie, Jacob Elordi atrodė, kad jie, kaip ir vienoje apžvalgoje sakė, kad jie vaidina skirtingose filmuose, o nelabai supranta lyg Margot Robbie, kur vadina Catherine, ar jinai labiau komedijoje, parodijoje. Jacob Elordi lyg ir rimtai ir tą ir akcentą bando tokį gyvendinti ir tokį dramatiškai tikrai išvaidinti tą vaidmenį. Tai taip labai irgi nesusilipdo ir tos ir chemijos tarp jų, kaip sakoma, aš nelabai jaučiau. Toks labiau iš reikalo kažkoks susiejimas. Tai, nesinori vien negatyviai, bet yra tokia, kaip yra ir nėra kitaip. kaip sakoma. Geriau negalėjau pasakyti. Tai va. Tai dabar mes, kaip ir praeitą kartą, turėsim kažką galbūt, ką parekomenduotumėm, kažką galbūt nelabai parekomenduotumėm, tai išteisinsim, pasmerksim ir kas norėtų pradėti. Aš. Prašau. Kaip entuziastingai. Taip, nes žiauriai noriu nerekomenduoti. Klausom. Tai jo, šitą knygą klausiau sausio mėnesį. Tai buvo mano irgi pirmosios patirtys audio knyga, bet aš kažkaip galvoju, kad tai ne padarė didelės įtakos knygos turinio suvokimui ir kad ta knyga tikrai žiauriai bloga. Tai yra Alice Hoffman Trečiasis angelas, apie 3 moteris, romanas apie jų gyvenimus. Ten kaip ir iš anotacijos supratau, kad turėtų būti 3 kartos, 3 skirtingi gyvenimo etapai, laikmečiai netgi, bet nesupratau, kur tie laikmečiai atsiskiria, kuo ypatinga, kas tas jų angelas ir kodėl iš viso vis minima ir dedami akcentai. Sugaištos, bet kadangi audio knyga, tai sugaištos ne 2 valandos, o kažkiek gerokai daugiau. Tai tikrai labai nuoširdžiai nerekomenduoju, o labai rekomenduoju tai Kalėjimo gydytoja. Daktarė Amanda Brown parašė šią knygą ir tai yra kartu ir dokumentika, ir biografija, nes ši gydytoja iš tikrųjų dirbo keliuose kalėjimuose ir net knygoje ir aprašomi skirtingi tiek moterų, vyrų kalėjimai. Jei teisingai atsimenu, tai yra ir nepilnamečių kolonija aprašoma, apie jų ligas, apie jų žalojimusis, apie jos kaip darbuotojos savijautą, ten dirbant, bandant padėti, bandant suprast. Labai stipri knyga ir tokia knyga, kur emociškai paveiki, vietomis labai nelengva skaityti, bet perskaičiau per savaitgalį. Nes tas toksai keistas jausmas, kai būna, kad kaip ir nemalonu ir kaip ir nori padėti, bet vėl nejauti, kaip pasiėmė atgal skaityti, nes tikrai labai gera knyga ir laukiu, kas toliau ir kuo baigsis. Girdėjau ir aš gerų atsiliepimų apie šitą knygą, tik jau neatsimenu nei kur, nei iš ko, bet tikrai girdėjau, tai visai dabar susidomėjau ir galvoju, gal irgi reiks perskaityti. O aš tai norėčiau ir išteisinti, ir pasmerkti tos pačios autorės 2 knygas skirtingas. Tai detektyvų trilerio autorė Kimberly Belle, esu skaičiusi visas jos knygas. Ir dauguma jų iš tikrųjų patiko, bet nerekomenduočiau jos knygos Mano brangusis vyras. Tikrai ir ne vienoje apžvalgoje rašo ir aš turbūt galėčiau paantrinti, kad silpna knyga, tikrai tokie gal kiek ir kitų knygų tokia atrodo samplaika ir yra tikrai ne viena knyga jau panašių pavadinimų, kur Mano brangusis vyras, aš nužudžiau savo vyrą, Mano brangioji žmona ir supranti, kad tos visos knygos pradeda maišytis tarpusavėje ir jau nebesupranti, kuri, nes visos panašios, visur siužetai gana panašus, tai tikrai kažkaip nerekomenduočiau tiesiog tos knygos, bet naujausia jos knyga Paryžius mus išskyrė, paliko visai neblogą įspūdį, kadangi siužetas gana originalus, toksai, kadangi skaitau daug detektyvų trilerių, tai tikrai turiu su kuo palyginti, tai tokio siužeto kaip ir niekur nebuvau skaičius ir knyga įtraukianti, tikrai nuo pat pirmų puslapių iškart rutuliojasi veiksmas, norisi sužinot, kas bus toliau ir kas man dar patiko toj knygoje, kad sužinojau nemažai apie tamsųjį relikvijų verslą. Tai irgi tokia buvo įdomi knygos pusė, nes ten veiksmas siejasi su prekyba vogtomis relikvijomis iš įvairių pasaulio šalių ir ten klastotėmis ir taip toliau ir panašiai. Tai buvo visai įdomu sužinoti tą juodąją rinką, tokių tarsi ir naujų
žinių įgyjau perskaičius. Tai va šitą knygą rekomenduočiau. Taip, aš turiu užsirašius ir knygą, kurią rekomenduočiau, ir knygą, kurios nerekomenduočiau. Ir kol Indrė kalbėjo, net susiradau Goodreads'e, kaip įvertinta ta knyga, kurios nerekomenduočiau. Ir supratau, kad čia turbūt aš esu anarchistė ir einu prieš sistemą, nes ta knyga yra įvertinta 3,94 balai iš 5. Bet va šitoje vietoje įsiterpsiu, aš gana dažnai va tai pagalvoju, kad jeigu man kokia nors knyga patiko, o likusiam pasauliui ne, galvoju, kas su manim kitaip. Arba dažnai, tikrai labai dažnai, daugam patiko ir ten atsiliepimus paskaitai, tai Kad o wow. išaukštinta belenkaip, o aš neturėčiau ką gražaus pasakyti. Jo, tas momentas, kai ir filmą, pavyzdžiui, būna pažiūriu kažkokį, tai dabar vadnesniai Pain Hustlers pažiūrėjau ir, galbūt taip tiesiog atjungtom smegenim aš jį žiūrėjau, nesigilinau, kad ten tikrai parimta, tikrais įvykiais ir musai man ten normaliai susižiūrėjau, aš jau taip džiaugiausi, Letterboxd einu savo review parašyti ir žiūriu vien ten kokie vienetai, dvejetai ir tik tai kokia nesąmonė ir taip net susigalvoju, maždaug, tai ką aš čia dabar ne taip kažką sužiūrėjau. Taip supratau, jo. Ne, tas filmas buvo. Aha. Tai man taip pačiai buvo su knyga, tai tikrai nuoširdžiai niekam nerekomenduočiau H.D. Carlton knygos Adelinos vaiduokliai. Čia viena laukiamiausių knygų buvo pernai. Visi plojo rankom, kad pagaliau, nes čia viena garsiausių dabar labai skaitomų amerikiečių rašytojų. Bet ta knyga, ten apie 500 puslapių, ji yra gana stora, yra juoda pornografija, su tai smurtinė pornografija, va taip reikėtų sakyti. Ir plus dar tai yra teisinama, kad moteris pasielgia blogai, išprievartaukim. Ir moteris po to sako, taip, aš pasielgiu blogai, nieko, gal čia ir nieko tokio, buvo kaip buvo. Tai iš tikrųjų man yra baisiausia, kai vienu metu ganėtinai jaunos merginos tos knygos labai klausė, labai rezervavo ir labai ėmė. Ir kildavo noras sakyti, kad neimkit, neskaitykit, bet akivaizdu, kad žmogaus sėdinčio už stalo ir išdavinėjančio knygas, kažin ar nuomonė joms labai aktuali, bet tikrai knyga yra siaubingai prasta. Ir čia vienas iš tų atvejų, kur būčiau mielai davus -5, bet taip nebuvo. Nors nesu garantuota, kad review neparašiau, kad duodu žvaigždučių į minusą. Tai tikrai, ta prasme, visiška tragedija. Pasirodė ir antra dalis, bet matomai žmonės yra sąmoningesni jau šiais laikais ir aš vis matau, kad jis stovi niekieno neįmama. Tai matyt, ko gero. Užteko pirmos. Nes aš net ir skaitytojų, ypatingai savo amžiaus, jeigu dar vyresnės už mane atneša, paklausiu kaip, niekas tos knygos nebaigė. Nes tikrai, nuoširdžiai sakau, ten yra be reikalo nupjautas medis. Visiškai. O parekomenduoti norėčiau knygą, kurią pati perskaičiu per šį mėnesį, tai yra Heaven, Mieko Kavakami. Oi, kad matytume dabar Andriją. Oje, tau nosis lubas remia, kad. Aš kaip tik, kai atnešiau tą knygą Andrijai, mes ją aptarinėjom ir po to sakėm, be reikalo tai padarėm, nes iš tikrųjų buvo turbūt verta tai daryti čia. Bet turiu pripažinti, kad praėjus emocijai jau nebepavyktų iškomunikuoti taip, kaip buvo tada, nes aš ją pabaigiau skaityti ar šeštadienį vakarą, ir sekmadienį, pirmadienį atnešiau Andrijai ir viskas buvo ant karštųjų. Ir tada labai tos emocijos veržėsi ir per burną, ir per ausis. Bet knyga tikrai labai gera ir siūlyčiau paskaityti visiems, nepriklausomai nuo to, kiek yra metų, nes knyga, kaip minėjo Andrija anoje tinklalaidėje, yra apie paauglius, bet problemos yra opios. Ir iš tikrųjų labai daug įžvelgiam panašių tokių detalių, kas mums abiems strigo. Ten ganėtinai nemažai apie smurtą mokykloje ir apie tai, kad vaikai kartais tai priima kaip duotybę, o jie nesipriešina, leidžiasi būti užgauliojami ir laukia kažkokių geresnių dienų. Arba tai priima vos ne kaip paslaugą tiems, kurie muša, nes jiems reikia kažką mušti, tai lai muša mane. Iš tikrųjų, knyga stipri ir labai verta dėmesio. Tik tai lietuviškai jos vis dar nėra. Jo, gaila, nes šiaip išleista jau gana seniai knyga, bet ta tokia emocija, ką tik perskaičius mums ir mano anglų kalbos knygų klube irgi su kitais skaitytojais, irgi buvo tokia tikrai aukšta ir turėjom kalbėti tiek daug, neužteko net laiko, nespėjom neišsirinkti kitos knygos, nes ant tiek norėjom daug pasakyti ir daug minčių buvo.
Ir tas, vat, kad nepriklausomai nuo amžiaus, tai taip, ar ne, aš vos nedvigubai vyresnė už kitus narius knygų klubo, bet surezonavo ir man, ir jiems, ir manau, ir vyresniems tikrai tokia gana stipri knyga, mažam pakeliai, bet, nu, kaip čia, packs a punch, nežinau, tikrai gana stipri knyga. Bet aš turiu vilties, kad išvers ir ją, kadangi išvertė vieną, tai didelė tikimybė, kad jų yra sujudintas visas tas reikalas ir atsiras ir Heaven ir dar vieną, dvi jį turiu parašęs. Ir ypač, kadangi ir šiaip į anglų kalbą užtruko gana ilgą laiką, kol išvertė, tai atrodo, gal visai nesena knyga, nes gal tik 23 ar kažkuriais metais lyg išversta į anglų kalbą. Į anglų kalbą, man atrodo, ją išvertė ar ne pernai. Todėl, kad aš Mieko šiek tiek stebėjau Instagrame ir apie rugsėjo spalio mėnesį prasidėjo labai daug nuotraukų srautas. O čia nebuvo to angliškų? Nauja, čia tu kur lietuvių kalba gal buvo. Nes viršelis. Bet jo, labai neseniai verstos palyginus, bet tikėkimės, kadangi galbūt išvers, tikėkimės jos tas knygas. Tai smagu, kad patiko, aš galbūt čia dabar nelabai gražu bus, nors palyginus, dabar pagalvojau, bus labai gražu ir negražu galbūt. Nes keiks Osamu Dazai dabar. Taip, dabar prieisim, kur sakiau, kad pakalbėsiu vėliau apie No Longer Human, netekęs teisės būti žmogumi. Tai aš anglų kalba taip pat skaičiau šitą knygą. Nerekomenduota Aurelijos, bet Aurelijai patikusi knyga. Rekomenduota galbūt šiaip daugumos, kiek mačiau apie tą knygą, kad labai patiko ir nusprendžiau aš ją perskaityti. Ir, man nepatiko. Irgi taip pat 1 iš 5 įvertinau, kadangi mažiau nėra įmanoma to Goodreads'e. Šiaip skaitydama galvojau netgi, kaip gali taip patikti šita knyga žmonėms. Labai taip pat, irgi tamsi knyga, bet ne tokia kaip Vėtrų kalnas, kitoks tas tamsumas, žmogaus emocija, depresija, nepritapimas, jausmas, kad, nesi toks žmogus kaip visi kiti, nepritapimas bendruomeniai niekur ir tiesiog noras nebegyventi irgi, ar ne, ir savižudybės temos yra paliečiamos šitoj knygoje, bet kas labiausiai gal mane numušė tą tokį vertinimą ir tiesiog vertė toks, net nebesinorėjo skaityti šitos knygos, nes antiek autorius, ar veikėjas, bet per veikėjas, tai čia save šiek tiek ar neperteikia, kiek jam nepatinka moterys. Ta prasme, visos jos tik tai, aš dabar pamiršau quotes pasidėti, šitas buvau net užsirašius, moteris laiko tik tai idiotėms, kad jam neįdomu moterys, ką pasakoja, nes moterys nesugeba jokios istorijos papasakoti, nes jos tik tai kreipia į nereikšmingus dalykus dėmesį ir moterys, kurios užsiema seksu, prostitutės lietuviškai, ar ne? Bet irgi jos tiesiog net ne žmonės ir jam visiškai neįdomu ir jisai visas tas moteris tik tai taip negatyviai rašo ir kad jaučiasi toks nuskriaustas tų savo meilės nuotykių su moterim ir tokia neapykanta ir visko vos nekaltinimas, vertimas, kad moterys tik tai kaltos ir durnos ir panašiai ir tas toksai labai, net tada nebebuvo jo gaila. Maždaug, ir eiktų, žinai, jau jeigu tu toks, tai toksai, labai net norėjo tiesiog mest tą knygą, tai jeigu tau taip negerai ir tau taip nepatinka tos moterys, tai visos jos tokios kvailos ir niekam vertos, tai ir nebendrauktų su jom iš viso, jeigu tau taip negerai, eiktų, kai jisai, turėjo problemą ar su alkoholiu, su visokiais tokiais dalykais, tai labai man tas sujaukė apie tą knygą ir labai dėl to man nepatiko. Bet iš kitos pusės, knyga, kurią norėčiau rekomenduoti, tai yra John Williams knyga Stoneris. Ir Stonerį taip pat man rekomendavo Aurelija. Bet čia ta knyga, kuri nėra žmogaus, jog jam nepatiktų. Kurią visiems galima rekomenduoti. Aš dar neskaičiau. Patiks ir tau patiks. Tau netikiu.
Tai Stoneris, taip, vat Aurelijos ir kai kitos irgi kolegės Ilonos paklausiu, kokia mėgstamiausia knyga, taip pat Stonerį paminėjo ir irgi, man atrodo, Aurelija ir jai buvo rekomendavus Stonerį, tai tokia iš rankų į rankas, iš lūpų į lūpas. Ir ta istorija apie, sakykime, galima palyginti ar ne No Longer Human ir Stonerį, irgi apie tiesiog vyras ar ne kažkoks pasaulį, jo istoriją, apie jo gyvenimą, bet Stonerį tas William Stoner, man atrodo, pagrindinis veikėjas, apie jo gyvenimą, apie jo sunkumus, apie jo sunkią vaikystę, apie jo studijas ir patapimą profesorium ir meilės irgi taip pat reikalus, bet tiesiog atrodo skaitom apie žmogaus gyvenimą ir kaip mes irgi kažkada aptarėm, galbūt nieko tokio kažkokio neįvyksta, ten dramatiško ar kažkas tokio, bet pasilieka su tavim ta knyga ir net galbūt negalėtum atkartoti kiekvieno ten to veiksmo, bet aš ją, man kai pasilieka knyga vaizdiškai, nes aš turiu tokią kaip ir fotografišką atmintį, aš galvoju apie tą knygą ir matau ir tą universitetą, ir jo tuos namus, ir tai tada man išlieka ta knyga tokia įspūdį palikus ir vis dar porą metų nuo tada, kai skaičiau, bet vis dar aš ją galiu matyti, jaust ir tuos veikėjus prisimint, kas, ir mes kalbėjom, kaip jūs prisimenat, ką skaitėt, bet toj knygoje išlieka jinai. Bet čia dėl to, kad tai yra knyga, kuri gali būti parašyta apie kiekvieną iš mūsų, paprasto žmogaus, paprasto gyvenimo, skaudi istorija. Taip. Kur turbūt ne tik Kiekvienas tipinio jau turim. lietuvio, bet tipinio žmogaus, tipinio šiek tiek ilgesnį gyvenimą nugyvenusio žmogaus istoriją. Taip. Ir mūsų paskutinis reikalas šio podcast'o, tai mūsų tas iššūkis, kur buvo primesta knyga ir primetėja, ką metėjai mum? Skaičių pavadinime. Tai galiu, kadangi aš neatsikračiau atsakomybės, skaičiau ir pati, tai skaičiau Klojos Walsh Pargriauti 13 ir Nepaleisti 13. Antra dalis neverta skaityti po pirmos, bet skaičiau tik todėl, kad kaip jinai baigėsi ta pirma dalis ir jeigu nebūtų sukurta tam tikra intriga, nenoriu užduoti, jeigu kas nors skaitytų, bet jeigu nebūtų buvo sukurta ta intriga pirmos dalies gale, tai aš tikrai jokių būdų nebūčiau skaičius antrosios. Ir ten realiai knyga apie paauglius, serija To mano vaikinai. Ir jeigu išmetus aprašymus apie vaikinų genitalijas, jeigu išmetus aprašymus ir skundus, kokia pagrindinė veikėja mažutė ir smulkutė, jeigu išmetus paauglių kvailiojimų aprašymus, kurie, kaip aš knygų klube aptariant sakiau, aš pati buvau paauglė ir dirbau nemažai su paaugliais, kur ant tiek perspausta, kad, fantastiniai knygai prilygsta, tai iš tų 2 dalių liktų Pavadinimas. Ir autorius. Taip, ir dar labai lėkšto pasirodė, kad tas toks standartinis, kaip mes vadinam, pliuškis meilės romanas, kur jinai tokia vargšiukė. Ji graži, jis turtingas. Ji graži ir vargšė, ją skriaudžia šeimoje ir panašiai, o jis turtingas, sėkmingas ir mylimas ir visai. Tokios labai maks priešingybės, kur jau darosi jau. Tai neskaitykit šitų knygų. Būkit geri, neskaitykit. Aš noriu būti nuoširdi tiesiog, bet, nes tikrai, mes iš tikrųjų tą pačią pirmą dalį mes nutarę buvom jaunimo knygų klube skaityti. Ir kadangi turėjau dar laiko, tada tai paskaičiau antrą tą dalį, bet neturiu savo atsakymo, kodėl. Mes irgi neatsakysim. Ne. Gerai, tai galiu pereiti aš prie Orvelo knygos 1984. Labai nenoriu išsiplėsti, turbūt daug kas sutiks, kad gera knyga, verta perskaityti, knyga nėra lengva, skaitėsi, prisipažinsiu, kad sunkiai, ten po 20-30 puslapių į dieną, nes buvo ir apie ką pagalvot, bet man atrodo, kad labai rekomenduočiau paskaityti visiems, kurie vis dar dvejoja, reikia ginti žodžio laisvę. Tai paimkite ir paskaitykite tą knygą ir man atrodo, abejonių neliks, kaip kartais gali viskas
pakryptai blogai, kai tu negini pagrindinių ir pamatinių žmogaus vertybių. Tai dar kas mane galbūt sukrėtė toj knygoje, tai kad ten ta absoliuti valdžia, tas didysis brolis, kuris viską stebi tą savo žvitrę akim, tai jų tikslas buvo sukurti tą naują kalbą, naujakalbę ir jos esmė buvo tame, kad susiaurinti kalbą iki tiek, kad žmogus nebegalėtų žodžiais išreikšti kažkokių emocijų, kažkokio maišto prieš tą valdžią ir kad jisai tiesiog jam trūktų žodžių apibūdinti tokius dalykus kaip žmogaus laisvė, žmogaus nuomonė. Ir aš pagalvojau, kad kaip visa tai yra iš tikrųjų baisu, kad ir tokiose valstybėse, kur demokratijos tie pamatai braška, tai iš tikrųjų tos valstybės ir balansuoja ant tokios ribos, kad žmogus po to pradeda galvot, ar jeigu jis būtų laisvas, ar jis sugebėtų tvarkyti su tą savo laisvę, tai gal geriau iš tikrųjų būti nelaisvam, tegu mane kažkas valdo, aš tada nebūsiu už tai atsakingas ir paklusiu tam didžiajam broliui. Tai tikrai tokia knyga, kuri priverčia pamastyti, daug minčių visokių ir džiaugiuosi, kad ją perskaičiau, iššūkį užskaitau. Ir žinai, aš ją skaičiau irgi jau gana seniai ir po to pradėjau labai skaityti knygas apie pabėgėlius iš Šiaurės Korėjos. Tai kai skaičiau Orvelą, buvo taip, kad fantastika, taip negali būti. O tada skaitai apie žmonės gyvenančius vis dar Šiaurės Korėjai ir tu matai visiškai analogiškas situacijas. Naktiniai reidai, niekada nežinai, kas ateis ir ką patikrins. Kas tave išduos, nes visi visko klauso. Tai iš tikrųjų ta knyga parašyta seniai, parašyta 40 kažkelintais, ar ne? Apie tada kažkada. Ir kai pagalvoji, kad tai, ką žmogus parašė jau vos ne prieš 100 metų, yra šių dienų kai kurių žmonių kasdienybė yra ypatingai baisu. Jo, ten turbūt ir buvo akcentas, kad žmonės yra valdomi per baimę, per paklusimą, kad tu turi žmogui įbauginti tam, kad jis paklustų. Ir kai pagalvoja, atsigrėži į tą pačią Rusiją, Baltarusiją, tai ta pati situacija, dabar ten žmonės bauginami, baudžiami, kalinami, todėl, kad net neturėtų tokių minčių, kad jie gali būti laisvi, nes net dabar kilo iškart mintis, kad net nereikia taip toli žiūrėti mūsų telefoniniai sukčiai irgi taip pačiai. Taip, tavo vaikas avarijoje, tavo artimieji ten kažką. Taip, ir būtent per bauginimą užblokuosim, net neatsinaujins, neįsijungsi. Irgi viskas eina per bauginimą ir emociją. Tai tikrai aktualu ir šiam dienom. O aš, kadangi buvau skaičius nemažai knygų su skaičiais, aš bandžiau daryti sąrašą, bet tas sąrašas tapo labai ilgu. Ir kadangi vis tiek reikia kažkokią išskirti, tai išskirsiu paskutinę, kurią skaičiau su skaičiais pavadinime, tai 47 Roninai, britų rašytojo John Allen. Tokia prasta knyga. Perskaičiau. Žinokit, gerai, kad trumpa buvo. Netikėta. Tai pradėjai, kad galvoju, sakysiu, tokia gera. Bet iš tikrųjų, aš ją ėmiau skaityti tik tai būtent dėl to, kad ji apie tuos Roninus, apie Japoniją, apie tą laikmetį, plus tuo keliu, kuriuo keliavo, jie keliavau pati žiemą ir labai kažkaip suveikė. Tai žinokit tik tai, kad ten buvau ir išgelbėjo tą knygą, kad pabaigčiau. Jei net, tai nežinau, būčiau uždegus aš ją kur nors laukia. bet buvo iš bibliotekos, tai negalėjau iš ten jos niokot, bet tikrai viršelis gražus, bet ten nieko gero. Tie viršeliai dažnai apgauna. Už gražaus viršelio. Kas slypi, vat. Aš neperskaičiau kažko specialiai, labai persiprašau, atleiskit. Tai taip pat ieškojau savo Goodreads'e per perskaitytas knygas, ką galėčiau paminėti ir nusprendžiau, nes kelias knygas irgi taip pat pagalvojau, bet pasilikau prie knygos Lietuva atsiskleidžia 99 LGBT plus istorijos. Parašytos Romo Zabarausko, jisai šiaip yra kino režisierius ir ta knyga yra apie Lietuvos žmonės, kurie yra LGBT bendruomenės nariai ir jie pasakoja savo istorijas, tai tiesiog paprasti žmonės, kiekvienas irgi skirtingas savo turi, sakykime, ir profesijas ir panašiai, bet kiekvienas turi savo kažkokią istoriją. Tai šita knyga, aš ją esu net ir dovanojus kitiems žmonėms ir manau svarbi yra knyga, ypač Lietuvai. Ir plus prieš porą dienų Romas susituokė su savo širdies draugu Kornelijum, tai ir sveikinimai jiems. Tai toksai
prisiminiau tai jau pasirinkus šitą knygą, bet vat, galvoju dar ir puikia proga tai paminėti. Geras, aš tai noriu visiems klausytojams priminti, kad Indrė dar turėjo vieną kitą iššūkį. Indrė, kaip tavo Goodreads'as jau užsipildė? Tyliai verkia kamputyje ir laukia geresnių laikų. Prisipažinsiu, kad net neparsisinčiau programėlės. Tai jau apie užsiregistravimą ir knygų priskirimą nekalbu. Bet dabar išperku savo kaltę ir užduodu iššūkį kitam kartui, kad taip jau ant manęs labai nepyktumėt. Tai taip, čia iškart lengviau. Jau tikrai. Tai va, kadangi jau tinklalaidė artėja į pabaigą, tai iš tikrųjų metu iššūkį kitam kartui ir siūlau mums visoms, kas jau skaitė, kas neskaitė, bet perskaityti britų detektyvų guru Kreiveno kažkurį tai detektyvą. Aišku, kas neskaitė, tai rekomenduotina turbūt nuo pirmo pradėti, nes tarsi dalis nesusijusios, galima skaityti ir atskirai, bet, kaip aš sakau, galbūt geriausia pradėti nuo pradžių tiesiog, nes po to, kai užkabins, tai vis tiek norėsis ir tų kitų dalių, tai tiesiog pradėti nuo pirmos. Bet čia yra dvigubas iššūkis Andrijai, nes ji dar jokio detektyvo nėra skaičius. Tan. O, bet žiūrėk, kaip įdomiai gaunasi, praeitą kartą Indrė gavo dvigubą iššūkį, šį kartą ir tą Andriją. Aurelija baisu, kas laukia mūsų toliau. Nu, čia tik tai stipriau bus. Laikykimės. O dėl Goodreads'o, tai man atrodo, reikės Indrę pririšti prie kėdės ir parsiųsti jai tą programėlę ir suvest mums tas jos skaitytas knygas į jos akauntą, bet mes, manau, tai vis tiek kada nors Taip, kad mums čia prieš kiekvieną tinklalaidę nebabėtų. Nes tu kaip jums gerai, nes aš tai turiu pagalvoti ir atsimint. Nu, bandau lavinti atmintį. Oi, tikrai. Tavo lavinimas toks, kad mes einam tada per savo Goodreads'us ir klausom, ar tai neskaičius. Ir ieškam, ką Indrė skaitė. Taip, prisipažinsiu, buvo šiek tiek išgelbėk draugą šiandien. Tai išgelbėk pati save. Tai va, tai šį kartą galbūt šiek tiek užsitęsėm ilgiau negu pirmoj serijoje, sakykime, bet tikrai, manau, įdomių dalykų pakalbėjom, buvo labai man įdomu išgirsti, ką kiti vat, pasiūlė, nepasiūlė, mąstė. Tikėkimės ir jums buvo įdomu paklausyti. Kaip visada, jeigu turit kažkokių pasiūlymų, prašymų. Aš įsiterpsiu iš karto, kas rašė praeitą kartą komentarus mums gražius. Ir dėkoju už tinklalaidę ir siuntė linkėjimus, kai kurie ir net atėję į jaunimo erdvę, mums perdavė linkėjimų ir sakė, laukia šitos dalies. Tai labai ačiū, rašykit ir toliau, mums patinka. Mes labai skaitom ir džiaugiamės. Ir pakomentuojam. Mums labai patinka komentarai jūsų, taip tai tikrai pirmin. Ir gero jums skaitymo ir gero mums skaitymo. Ir susitiksim kitais kartais. Iki pasimatymo. Iki malonaus. Iki.